aš tai nenoriu būti blogų pranašų, bet aš manau, kad ES darda žemyno kalno ekonomiškai ir jinai greitai nudardės politiškai. Nes tas pasitikrinimas Uršulės, aišku, jinai ten įpraėjo, ten nieks nebėjo, kad jinai praeis, bet jau pats faktas, kad daėjo iki tikrinimuose, tai jisai yra pirmą kartą per 28 metus, ten 97 liktai metais buvo kažkada ten tikrinosi kažkuris tai ten iš tų Europos komisarų, kuris paskui vis tiek nuvirto. Tai matant visą ES politiką, tą išviešėjusią iki neįtikėtino lygio biurokratiją, aš manau, kad ES ne dienos, bet mėnesiai tai suskaičiuoti. Gal metai geriausiu atveju. Nes, aš sakau, šitas susitarimas, kurį dabar pasiekė Uršulė, bus šalių, kurios su juo nesutiks. Nes kiekviena atskirai paimta šalis tikrai gali geriau susitart ir neįsipareigot tokių nesąmonių, kur ten 1,4 trilijono vien įsipareigojimai Amerikai.